visi žiūrintys kanalą Žvejybos patarimai. Taigi, šiandien kalbėsime apie dugninės meškerėlės sistemas, tai kodėlgi ne. Dėl to, kad jau nenumaldomai artėja atviro vandens žūklės sezonas, taigi pakalbėsime apie jas. Jos, štai, kaip atrodo jos, turiu keletą susirišęs, taigi jos nėra skirtos feederiui, bet manau su feederiu irgi galima su jom gaudyti. Taigi to aš nuimsiu, viską paaiškinsiu, parodysiu kaip susirišti ir taip toliau. Taip. Esu jas susikabinęs štai savadarbiam. Pats pasidariau tokį kaip susirišimai, kad turėt tokį ateina, pasiema tokį plasmasės storesnės, susikalat kelis vinukus ir viskas. Taigi va štai kaip atrodo sistema pati, du kabliukai su pavadėliais, kaip čia, karmuškėlė ir suktukas. Taigi vat, patys rišimas štai taip, pradžia suktukas, rišimas pavadėlis, tokia staresnė, jeigu karšius gaudote, tai staresnė, nes šitos sistemos pagrindė karšiam, taigi staresnį pavadėlį galima ir plonesnius rišti, bet jeigu gaudote kur nors Kauno mariose, tai reiktų stipresnius valus rišti. Štai va, gana stori valai, viską, nereikia čia caskintis. Va, turime karmuškėlę. Čia, aišku, yra užtvanka pas mane, yra užtvanka tokia nedidelė, tai aš čia mėtau. Jeigu į mares kur nors, arba į didesnius ežerus, tai aišku, reikia sunkesnės dėti. Taigi, va, yra štai taip, va taip viskas rodo. Nufotkinsiu, gal įmėsiu, nežinau, kaip čia išeis. Tai va tokia, tai va pati pradžia pavadėlis, staresnis valas, pagrindinis karmuškės. Tada eina ant slankėm, čia viskas va taip turi atrodyti. Taip, tada yra uždedamas išsikarpyt galite su kokiom repliam ar dar ko nors. Štai va tokie yra plasmasiukai. Va, užsidimaunat, tada čia mazgelį, padaro tokią kilputę. Tuoj prizuminsiu kaip nors. Nezuminu kažkaip. Žodžiu, pasidarot kilputę, užrišat antrą kabliuko pavadėlis ir kabliukas aš čia kažkaip nenukandęs tuoj. Ir taip atrodo pati sistemėlė. Manau, pažiūrėję šitą video, laisvai susirišit. Labai efektyvi, kas gaudo su kitomis, aš prie jų gaudau, visą laiką apgaudau. Nežinau kodėl, čia mano tėčio kūryba, šita sistemėlė. Manau, jau daug kas su ją gaudo. Tai va, nepamirškite paspausti laiką, nepamirškite užspausti subscribe, kad pamatytume mano kitas pamokas ir įvairius sistemėlių rišimus. Taigi su jumis buvo Žvejybos patarimai ir iki greito.